Tai sveiki visi, su jumis aš vėl Eimantas ir šiandien aš esu paruošęs, tai mes esam užsirašę tips and tricks apie kaip tapti geresniu. Aš apie šitą jau temą sakiau praeitam video, kurį matysite, nes aš dar to neįkėlęs ir šito neįkėlęs, bet nieko. Tai va, tai čia bus daugiau tips and tricks, kaip tapti geresniu ir jo, mes to pradėsim. Įsitaisykit, pasiruoškit užrašus, nežinau. Tai va, tai aš rašiau postą apie labai svarbų dalyką, tai yra tiesiog disciplina ir darbas. Ir jo, norėjau tik tą pasakyti, kad gerai, tai ir norėjau pasakyti, kad nieks neišeis iš karto, nieks neišeis neįdedant darbo ir tikrai reikia pasistengti dėl visko. Ir aš šneku čia apie tą, kad kaip tapti geresniu. Ir jo, reikia tiesiog sistemą susidėti. Aš tam praeitam video šnekėjau dėl to, bet dabar bus tips and tricks. Tai pats pirmas prioritetas, ką reikia susitvarkyti, tai miegas. Nežinau, vieni kelias 5 ryto, ten, nežinau, eina 11 miegot. Mano idealiausias, pavyzdžiui, miego režimas yra 6:22. Nu, tipo, 6 ryto atsikeli, 22 eini miegot. Man čia tobuliausia būtų, bet, nu, visi suprantam, niekada neišeina iš karto taip pasidaryti reikalų ir viso kito. Tai jo, čia pirmas pas būtų tas toks kaip pratimas ties savęs ugdymu. Kad susitvarkyti miegą, yra daug programėlių, kurios kaip ir ištiria miegą, nes jos rekordina, kai tu miegi, nu tipo garsą, ir jos taip nusprendžia, ar tu gerai miegi ar ne. Tai patys pasidomėkit, pasižiūrėkit. Tada antras būtų dalykas, tai pasidaryti bent kartą šitoj savęs tobulinimo kelioniai, kad būtų habit trackeris. Kas? Šuniukas biškį urkė. Tai va, tai jo, habit trackerį pasidarykit, susirašykit, nežinau, kiekvieną dieną, kurios galite tikrai pasidaryti ir kur tikrai jum jie atneša kažkokią naudą, nesvarbu ar tai būtų emocinė, fizinė. Tai va, jo, reiktų šitą pasidaryti. Kas? Tai va, tai jo, pasidarykit, susirašykit į habit trackerį tą, ką jums tikrai reikia ir ką jūs kiekvieną dieną galite pasidaryti. Nes be to realiai net neapsimoka to habit trackerio. Nes koks skirtumas, jeigu jūs susirašysit tuos habitus, kurie labai sunkus yra ir kur reikia belenkai valios ir drąsos ir noro, kad pasidaryti. Pirma, pradėkit nuo mažesnių dalykų, pasidarykit juos ir tada taip toliau galėsit tobulėti ties kažkokiom sunkesniom užduotim. Tai va, tada būtų realiai trečias dalykas, ką jūs galite pasidaryti ir kas yra labai naudinga. Aišku, aš dar to nepasidaręs, bet tiesiog net nežinau, kaip dar įsivaizduos tas dalykas, tai vision boardas. Ten tiesiog galit savo kaip ir svajonių, ką žinau, nuo outfito, nuo mašinos, nuo namo, nuo bet ko, kaip jūs norit atrodyti, ką jūs norit daryti ir kaip jūs save įsivaizduojate tobuliausią versiją. Tai tiesiog prisiklijuokit nuotraukas, pasigabinkit ten, kur jūs matot, kur einat miegoti ir tiesiog tas dalykas bus kaip priminimas, dėl ko jūs tą darot, dėl ko stengiatės, nes aišku, jeigu jūs nenorit, tiesiog nesistengit. Pilna žmonių yra tokių, kurie nesistengia dėl savo svajonių, dėl visko. Tai tiesiog čia draugiškas patarimas yra pasidarykit tą vision boardą. Aš padarysiu video, kai jį pats pasidarysiu ir kaip jisai atrodys ir paaiškinsiu, kas reiškia. Tai va, ir dar tom pačiu prie šito pridedant, galiu pasakyti, kad pasidarykit dienoraštį. Aš tą jau sakiau, man atrodo, anam video ir labai puikiai, manau, paaiškinau, kam tas dienoraštis rūpi ir ką jis reiškia ir
tiesiog kiekvieną dieną pasirašot kažką, nors ir ne kiekvieną dieną, kada jums bloga nuotaika gera, kažką pasiekėt, kažko nepasiekėt, pasirašot, susižiūrit ir tada tiesiog atslūgsta visos emocijos ir visa kita. Tai va, ketvirtas dalykas būtų, pradėkit kažką naujo. Tiesiog pradėt kažką naujo. Tai... Tai pradėkit kažką naujo. Tai čia toks patarimas, kad, nežinau, pradėkit naują sporto šaką. Aš, pavyzdžiui, pradėsiu bėgiot, kai nusipirksiu batus. Ir jo, aš čia nemeluoju, tikrai nusipirksiu ir viskas pasidarys. Tada, aišku, aš pats tą naują dalyką pradėjau daugiau filmuoti. Dabar filmuoju su telefono kamera, nes neturiu kitaip kaip nufilmuoti ir norėjau parodyti jums labai gražų vaizdą. Tai va, tai pasidarot, tiesiog susirašot, pavyzdžiui, ką jūs naujo galėtumėte padaryti savo gyvenime ar atlikti, kad tas gyvenimas būtų įdomesnis. Tai į kažkokią bendruomenę įeikit, nežinau, pradėkit bėgiot, gal yra social running klubai, kur tipo galit kartu bėgiot tada, nežinau, jeigu kas turi pinigų, tiesiog medžiot ten, pavyzdžiui, įsimkit tuos leidimus, teisės naujas įsilaikykit, pradėkit naują knygą skaityti, nu, tipo begalė yra dalykų, ką galit naujo pradėti daryti, kad nebūtų tas progresas monotoniškas, nes ta disciplina tipo yra monotoniška, bet reikia kažko ir naujo, reikia ir pasidžiaugti už tai, ką tu sugebi, už tai, ką tu darai ir manau tada įsilygina tas sunkus darbas ir tas visas čilinimas. Tai va, tai tie nauji dalykai tikrai padės tiesiog ir tobulėti, ir įneš gal naujų pažinčių, įneš naujų įgūdžių jum. Tai va, tai šitą irgi pasižymėkit, pastebėkit save, kaip jūs jaučiatės, kai jūs kažką naujo pradedat daryti, ar koks bus rezultatas ties tuo dalyku. Na ir penktas dalykas yra tiesiog pradėti daugiau bendrauti su žmonėm. Čia, manau, pats paprasčiausias yra dalykas, ką jūs galit bet kada pradėti daryti. Tai nesvarbu yra kur, kaip ir kada. Darbovietėje gal kažkam pasiūlykit pagalbos, nors jūs net norit to daryti. Arba tiesiog yra tėtis, yra mama, yra draugė, gal sesė. Tiesiog pasiūlykit pagalbą, gal susiplanuokit kažką savaitgalį daryti. Būkit tiesiog geresni žmonės savo ir kitiem. Ir tada, manau, ir suprasit, kodėl yra sunku ir tobulėti, ir būti geru, ir visą kitą. Bet, manau, pačiam ant širdies bus gerai, kad jūs kažką galit įnešti į kitų gyvenimą. Tai jo, ir dar geras labai yra pratimas tiesiog pradėt, nežinau, ne tai, kad kalbint nepažįstamus, bet tiesiog, va, aš praeitą dieną važiavau su mašina ir aš pamačiau savo irgi svajonių mašiną ir aš taip per langą tipo parodžiau, kad gera mašina. Jo, nu, man tai nieko labai nesuteikė, bet jaučiu tam žmogui, kuris sėdėjo toks, galvoju, blemba, va, mane pastebėjo, žinai, kažkas pagyrė. Tai būna ir man tiesiog pasako kai kurie komplimentų tiesiog dėl nieko. Ir tas labai smagu būna, kad tavo darbą pamato, taip pat kaip ir jūs komentuojat, kaip ir jūs rašot, kad tokių daugiau video, viskas čia su mano filmavimu gerai ir visiems patinka, tai jo, tiesiog pradėkit daryti gerą kitiem ir viskas. Tai jo, tai ties čia ir baigsis tie tipsai. Norėjau padėkoti visiems už suportą, kad jūs stebit, kad jūs žiūrit, kad nors ir pirmas video buvo įkeltas, bet man labai patiko atsinešimas jūsų. Ir jo, susitiksim kitose video. Mua.